firminės bandelės su aguonų įdaru. Čia man iš vaikystės labai prisimenu visą laiką aguonų įdaro bandelės iš parduotuvės. Iš tikrųjų, čia yra eksperimentas, mes darom pirmą kartą, net neturim žalio supratimo, kas mums gausis. Situacija yra tokia, mes pasidarėm tešlą, niekam nesakykim, bet neaptindinom su mėlim. Tešlos sudėtis yra paprasta, šiek tiek rūgpienė, šiek tiek cukriuko, šiek tiek sausų mėlių, čiut druskytės ir truputį rūgpieniukų. Pagrindas rūgpieniukų. Tada mes šiek tiek pakildinę, pačiojam, šiek tiek pačiojam tokį pailgą kvadratinės formos blynelį. Aguonų įdaras yra tiesiog išbrinkintas aguonas, yra nusunktos, įdėta cukraus ir porą dešutų. Dabar mes nuo viršaus susukam. Dabar labai svarbu čia šitą kraštą pašlapinti su vandeniu, kad jis atriliptų. Su vandenuku. Su šlapiais pirštukai. Štai šlapias kraštas jisai gerai prilips. Paglostam švelniai ir supjaustam tokias bandeles. Dedam į skaldelę, kuri pabarstyta miltais. Nereikia jokių aliejų pilt. Ir štai mes pašovėme juokite ir turime dainuoti gražias kalėdines daineles tam, kad jie jaustųsi įkvėpti, patenkinti ir pūstųsi vis labiau ir labiau. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ir praėjo 20 minučių, 150 laipsnių temperatūra pagal Celsijų. Laukiam šitą eksperimentą dieną šviesą. Ir pats svarbiausias ingredientas gaminant bet kokį maistą yra mūsų meditacija. Mes turime gaminti pakilios nuotaikos ir nusiteikę tai, kad mes darome šitą maistą tam, kad patenkinti aukščiausiai Dievo asmenį. Ir kuomet jį pagaminam, su mintimis, su meile, pasiūlom jam paragauti. Tada maistas tampa palaimintas ir tikras šventinio stalo atributas. Skanaus ir gerų švenčių.